Vyksta perkabinimo procesas. Man dalyvauti nelabai leidžia, sako, filmuok. Nu tai va ir filmuoju. Kas yra dabar pagrindiniai dalykai? Svarbiausia yra būtinai pakelti priekabą ir nuleisti taip vadinamas kojas. Vakar Šiauliuose bazėje matėme, kaip vairuotojai nepakankamai pakelia priekabą ir nepakankamai nuleidžia kojas. Ką tai reiškia? Kad priekaba stovėti vienoje linijoje ir paskui kitas vairuotojas negali pavažiuoti, todėl reikia rankiniu būdu pakelti priekabą į viršų. Kas yra labai svarbu, dar labai svarbu, visą laiką įjungti stabdį, tą raudoną mygtuką, kad būtų užstabdyti visi ratai. Ką tai reiškia? Nes perkabinimo metu, jeigu bus tik tai rankinis stabdis įjungtas, gali priekaba nuvažiuoti pirmin arba atgal. Ką būtinai perkabinimo metu ir ne tik perkabinimo metu reikia aplamai daryti, tai kad būtų balnas suteptas. Ką reiškia balno sutepimas? Tai kai tu pasikabini priekabą ir važiuoji, jeigu balnas bus nesuteptas, pasisukus puspriekabiai su vilkiku negrįš atgal puspriekabė ir taip gali mašina susižirkliuoti ir nuvažiuoti nuo kelio. Todėl balnas privalo būti visą laiką suteptas. Perkabinimo procedūra su visais aktų supildymais trunka maždaug pusę valandos. Pažiūrėsim, per kiek laiko šį kartą mes susikabinsim, bet manau, kad ilgiau. Taip atrodo šlangas. Reikia pajungti 4 šlangas, tai yra stabdžiai ir oras. Ir kaip minėjau, labai svarbu pastatyti tenai ant stabdžio, nes kitu atveju tu čionai stovi, sujunginėji ir priekabą gali prispausti. Visur yra saugumas pirmiausia.